senasis pavadinimas vėlinių buvo ilgis, kad mes ilgimės to savo tikrojo aš ir amžinosios tėvynės, ir mes iš tų šventųjų pasisemiam taip įkvėpimo ir noro būti tobulesniais, ilgėtis to savo tobulumo. Tai visų šventų dieną nereikia deginti nei laužų, nei eiti ant kapų. Tai reikia daryti per vėlines, kadangi mes, klystantys žmonės, turim išvelėti tą savo vėlę, įskaistinti, ir tam padeda mūsų maldos, likusių gyvųjų, mūsų tos žvakės, tos ugnys, apsivalyti, įsiskalbti tą savo vėlę, išvelėti. Auga keimėda gėlelės, auga keimėda gėlelės, keime, keimelė, teta šedavarėlė, keime, keimelė, teta šedavarė, emėri mona motinėlė, emėri mona sena galvelė, palikau avėną, avėnas ratelė. Nuo seno buvo tikėta, kad kai žmogus miršta, jo vėlė išlieka ir ta vėlė bendrauja su savo artimaisiais. Ir tai nebuvo viena diena. Tai buvo ilgas laikotarpis, net visas spalio mėnuo buvo vadinamas vėlinių mėnesiu, 28 spalio, kada Simajudo turgus būdavo, tai vadino vėlių paminėkais, ir nuo to laiko prasidėdavo toks labai aktyvus vaikščiojimas į kapus. Pradėkime nuo XIX amžiaus, kai mūsų tautosakos etnokultūros tyrinėjimai sustiprėjo. Pavyzdžiui, daktaras Jonas Basanavičius, jo bibliotekoje išleistoje yra vienas tomas iš gyvenimo vėlių ir velnių, iš mažosios Lietuvos, iš Lietuvos šiaurės ir iš kitur. Jam folkloro rinkėjai visą tą medžiagą, kai sudėliodavo, tai jis padarė išvadą, kad senovės lietuvių, o tikriausiai ir baltų pasaulėžiūroje yra buvęs ilgių metas, kuris tęsdavęsis nuo Švento Mykolo rugsėjo 29 iki Švento Martyno lapkričio 10 dienos. Taigi toks ilgas metas, dabar mes tokio meto nebeturime. Bažnyčios, katalikų bažnyčios tradicijoje yra vėlinių oktava nuo lapkričio 1 iki lapkričio 8 dienos, kada visos apeigos atliekamos. Na, o šiaip mes ir kalendoriuose, jau ženkliai pažymėta, turime 2 dienų metą. Kas labai įdomu, kad gamtoj kas vyksta, jinai apmiršta. Ir matyt, tai galbūt ir pagimdė tą tokį tikėjimą daugelį tautų, čia ne tik tai lietuvių. Gamta apmirdama, jinai tarsi atveria vartus tarp šio ir anapusinio pasaulio. Ir kartu tai yra baigėsi derliaus visi tie darbai nuėmimo, visos tos gėrybės, kur buvo irgi tikima, kad tas gėrybės padėjo užauginti irgi pagalbą iš anapus. Tai netgi vėlių prašydavo pagalbos, kad tas derlius būtų didelis. Rugysgi gimsta iš žemės, jisai dar visą žiemą iškenčia kaip žemkentys, tai irgi būna tarsi anapusinėme pasaulyje. Tai labai įdomiai taip susisieja, kad tas visas vaisingumas, derlingumas kartu siejasi su mirtimi, su mirusių paminėjimu, ir tai nebuvo mirties baimės. Aš pati labai daug ekspedicijose esu užrašiusi iš senų žmonių, kaip jie ramiai ruošiasi tai mirčiai, jau turi pasiruošę ir grabą, ir įkapes. Na, ir jiems atrodo, kad tas išėjimas anapus toksai
ten susitiks su savo tais artimaisiais, kurie jau yra išėję. Net ir raudose yra tokių labai įdomių tekstų, kai ten eisi, kai tu atsisėsi ant vėlių solelio, tai tu ten sutiksi, tai tu perduok linkėjimus nuo mūsų. Ir, na, žodžiu, yra ir šviesių labai tokių įvaizdžių tos mirties. Pačiais seniausiais laikais yra žinoma iš 15 amžiaus, kad pačiuose kapuose susirinkdavo žmonės ir ten keldavo puotas, netgi galima sakyti, vaišes. Tas paprotys, jisai išliko iki 19 amžiaus ir net galima sakyti iki 20, nes galima buvo pamatyti kapus apibarstytus grūdais, palikta duonos. Na, bet paskui tokių draudimų būta nemažai, kad kapuose tai netinka tokius dalykus daryti ir tos vaišės persikėlė į namus. Ir iš 16 amžiaus yra žinoma, kad ne tik tai, pavyzdžiui, Aleksandras Gvaninis rašė, kad Žemaitijoje prie Kuršo ribos eidavo į kapus su midum, alum, pienu, vaišėmis, nešdavosi būgnus, trimitus ir ten netgi šokdavo. Ir tai sutampa su tuo įvaizdžiu anapusinio pasaulio, kad numirus ten laukia irgi, netgi tokia patarlė yra, gimė vargui šiam pasaulyje, išeis anapus pailsėti ir gero paregėti. Tai va, ten sutinka savo artimuosius ir ten yra visokių ir linksmybių ir šokių. Net ir laidotuvių šokiai jie yra išlikę Lietuvoje, mano žiniomis, paskutinė, ką žinau žinia, tai iš 1939 metų Biržų krašte, kad rengdavo per vaiko laidotuvės šokius. Nes, kad tai jisai ramiai išeitų į anapusinį pasaulį. Galbūt tai yra susieta ir su tikėjimu tam tikrų reinkarnacijos, kad ta siela pabuvusi anapus, jinai vėliau grįžta, vėl įsikūnija į kitą žmogų. Net tas paprotys vadinti senelių vardais savo anūkus, arba šiaip kažkokiais garbingo žmogaus vardu jo kūdikį, tai yra irgi su tuo tikėjimu susijęta, kad galbūt jo siela čia ir pareina. Pats vėlinių, tas sakralinis laikas, tai buvo naktis, perėjimas iš lapkričio 1 į lapkričio 2, o lapkričio 2 jau pažymime kaip vėlinės, kaip įvykusį dalyką ir dėl to kai kuriuose pastebėjimuose yra toks tikėjimas, kad į kapines eiti, žvakelę uždegti, pasimelsti, prisiminti mirusiosius reikia lapkričio 1 dienos vakarą, o lapkričio 2 vėlinių dieną tik tai nueiti į bažnyčią ir leisti vėlėms ramiai pažiūrėti į tą pasaulį, kurį jos paliko. Tai tiesiog, nes ten yra apie kapines nesišlaistyti ir dar kur nors. Tai jūs paraukėkit, man skaistoji veidelį ir gražioji būdelį. Ir jau nepamiršau sūnelių veidelio, ir jau nepamiršau sūnelių gražios būdelio. Sūneliai obuolėliai, sūneliai karailėliai, telkiai karvelėliai.
buvo 4 dienos metuose, tai buvo grabnyčios, buvo sekminės, žolinės ir vėlinės. Nu, bet svarbiausia, ta mirusių paminėjimo diena, tai yra vėlinės. Ir per tas dienas žmonės tarsi nepasitikėdavo, kad jų malda pasieks tą adresatą ir jie prašydavo ubagus. Ubogą prie Dievo, nu tie žmonės, kurie jau negalėdavo to, nu, tokio fizinio darbo jau dirbti ir jie išeidavo, nu, dvasinio darbo dirbti. Jie tiesiog būdavo prašomi, kad jie pasimelstų už mirusius. Tom 4 dienom per metus būdavo vežami dziedai, kaip dzūkai sako. Ir mano tėvulis yra pasakojęs ir aprašęs netgi savo knygoje Čiulba sakalas, kaip ten tas nuveža tas išmaldą. Bažnyčia mūsų Marcinkonyse ir ten prie bažnyčios rinkdavosi tie ubagai ir tiesiog padalina. Išmalda tai būdavo avies ten koja iškepta, nes pjaudavo, per lapkritį labai pjaudavo avytės, būdavo kepaliukas duonos, ragaišio ir tie kepaliukai būdavo tokie mažiukai ir tiesiog pasakydavo, duodamas išmaldą žmogus, kad va pasimelsk už mano mamą, pasakydavo vardą, pasakydavo už ką, arba kitą kartą net pašaudami tą duoną į krosnį, pasakydavo, o čia šitas kepalėlis už tą, šitas už tą, savo tėvams tai paprastai ten iškepdavo kokį didesnį, pailgą kepalėlį su kryžiaus ženklu, kad jau čia už tėvulius mano amžinatilsį. Apie tuos mirusius savo protėvius giminės kalbėdavo tik pagarbiai, tik gražiai, tik atsimindavo tik tą jų gražius darbus. Ir iki šiol išlikęs paprotys apie gerai, posakis apie mirusį arba gerai arba nieko. Ir tai buvo tikrai laikomasi šito. Ir štai tie ubagai, tie dvasiniai žmonės, dvasinį darbą dirbantys turėdavo melstis už tuos mirusius. Ir labai gražiai aprašo, kaip jie tenai ir šaukia, ir rėkia, ir tiesia rankas. Tai tas paprotys iki Antro pasaulinio karo buvo. Mano tėvulis gimęs 1900-aisiais, tai jis puikiai atsiminė ir kaip sakau, aprašė ir pasakojo tuos visus įvykius, kaip ten būdavo dalinama šita išmalda. Ta šventė yra koks pasirengimas, dar buvo kuriama pirtis. Ir patys žmonės prausdavosi ir kviesdavo vėles praustis. Netgi yra tokių užrašymų, kad dėdavo tiek marškinių, kiek ten tų savo artimų vėlelių yra prikvietę ant kėdžių. Kai persikėlė tos visos vaišės į namus, tai irgi tam buvo labai ruošiamasi, kažkas panašaus kaip per kūčias. Netgi galima sakyti, kad tai savotiškai atkartoja simboliką visą. Tai ir tas mirusių kvietimas vėlių ir prašymas pasimelsti Elgetų už tuos mirusius, ir švarinimasis, pirties kūrenimas. Na ir kai susėsdavo visi prie stalo, tai būdavo setuvė, pavyzdžiui, pagal vieną aprašymą ant tos setuvės dedama žvakė, paskui ta žvakė jinai perdodama iš rankų į rankas ratu arba nešama aplink stalą. Tai va tokių pačių papročių būta ir per kūčias. Na ir po visų tų vaišių dar paliekama irgi nenudengiamas stalas, tikima, kad naktį dar vėlės vaišinasi. Ir galiausiai jau, kai pasibaigdavo visos tos apeigos, jau prašydavo, tiesa ir atverdavo langus, duris, kviečiant, vėlgi toks panašumas yra su kūčių papročiais. Na ir kai viskas pasibaigdavo, tada iššluodavo aslą ir sakydavo, eikit vėlelės savais keliais, būkit laimingos. Na, tas ryšys buvo toks pilnas kažkokio tai artimumo, meilės, pagarbos. Na ir tai yra, ko gero, irgi parodo, kad žmonės su mirtim ir elgėsi labai pagarbiai. Iki 20 amžiaus pabaigos eidavo į kapines visų šventųjų dienos vakarą
Ir tenai praleisdavo nemažai laiko, nes buvo vaškinės žvakės, dar ne tie žibintuvėliai nuo vėjo apsaugomi, tai kol to žvakės sudega, prižiūrėdami gražiai, kad jos sudegtų, kad kas nors neužsidegtų, tai ilgiau pabūdavo prie savo kapų. Būtinai vesdavosi vaikus, kad jiems pakartotų šeimos giminės istoriją, kad taip jie per savo artimų žmonių istoriją galėtų suprasti ir tautos, ir valstybės istoriją savo, platesnės tos genties. Na ir savaime suprantama, juk eidavo maždaug vienu metu žmonės, o jeigu pabūdavo porą, trejetą valandų, tai susitikdavo ir kartais, na, kaimynai kaip kaimynai, betgi atvažiuodavo ir iš kitur, kurie lanko savo kapus, nes nors kitur gyvena. Taigi tokie ir susitikimai būdavo. Ir čia vėlgi gražus per mirusiųjų atminimą gyvųjų bendravimas. Labai gražiai yra Mikalojus Katkus, na, truputėlį kitoje plotmėje kalbėdamas, bet būtent apie šitą metą sakė, kad jei širdyje stengsimės išlaikyti meilę mirusiems, tai mes turbūt jos turėsime ir gyviesiems. Aš nuėsiau on kapelį, aš nuėsiau on kapelį, verksiu kokoisiu, negėkotis balseliu, verksiu kokoisiu, negėkotis balseliu. Kelkis, kelkis, motinėlė, kelkis, kelkis, sena galvelė, nuramink širdelę, vargšę seratelę, nuramink širdelę, vargšę seratelę. Galiu, pavyzdžiui, pacituoti Justino Marcinkevičiaus iš dienoraščio Be datų. Dar kartą atvertas duris, peržengs slenkstį, ugnies kibire pamatyti savo veidą. Prie stalo visi susirinkę, visi ir gyvieji, ir mirę, visus jūs pažįstu, bet kodėlgi jūs tylit? Kodėl atskirai jūsų rankos, jie tyli ir žiūri į tuščią vietą prie stalo. Aš prieinu, sėdos ir ant savo rankų jaučiu, mylimieji, jūsų rankas. Ugnies atšvaistai šokinėja ant sienų, ant mūsų veidų, susikibusių rankų. Rodos, kad nieko nevyksta. Bet čia ir yra didžiausia to meto paslaptis. Nieko nevyksta, o vyksta labai daug. Seniau žmonės tiek daug tų žvakių nedegdavo, nes būdavo pačių rankomis padarytos vaškinės žvakelės. Pagrindinė diena, kada buvo liejamos žvakės, tai buvo Gramnyčios, tai yra vasario 2 diena. Tarp kitko, tai yra ne su grabais, ne Grabnyčios, o su Gramnyčia. Tai čia toks truputį suslavintas pavadinimas nuo žodžio grom, perkūnas. Ir tai buvo ir kaip perkūno diena, ta vasario 2. Ir kas įdomu, kai 15 amžiuje šaltiniuose Dlugošas rašo, eidavo į kapus, ten keldavo vaišes ir ten melsdavosi perkūnui. Tai vat perkūnas, kuris irgi skelia žaibą, iš to žaibo ir ugnis gali atsirasti. Ir tos žvakės, kurios liejamos būtent tada buvo, tai sieja vėlinių žvakeles. Ir kai aš minėjau, kad būdavo namuose vaišės, ir ten irgi būtinai uždegdavo žvakę ir ją perdadavo iš rankų į rankas. Pačiuose kapuose tai būdavo laužai. Laužai vėlinių ir iš viso ugnis susijusi su laidotuvėm, su mirusiaisiais yra labai iš seno atėjusi.
juk net archeologinius kasinėjimus darydami randa archeologai, ar tai būtų laidojami su kūnu, ar sudeginti žmonės, ir ten randa angliukų. Reiškia, ugnis ten kažkur tai vis būdavo nuolat šalia to. Kodėl dabar ta ugnis? Na, bent seniau žmonės įsivaizduodavo, kad tos vėlės kenčia šaltį ir alkį. Ir va, ta ugnis tarsi sušildo, tarsi pritraukia tas vėlės, kada dar jeigu ta ugnis palydima maldomis, tai buvo tikima, kad tos vėlės įsikuria kažkur medžiuose ar kryžiuose ir dalyvauja tose maldose ir jos ten būna šalia. Ir tie besimeldžiantys šitą jaučia ir jiems ir šilta, ir matosi geriau prie tos ugnies, ir jie geriau ir patys jaučiasi. Žodžiu, ta ugnis ėjo jau iš senų laikų ir iki šiol išliko. Va, kai kuriuose kaimuose, tame tarpe ir Maldasavė, aš labai didžiuojuosi tuo, nes Margionyse tai meldžiamasi prie vėlinių laužų visą oktavą. Kada bažnyčia įvedė, reiškia, oktavą vėlinių, tai visas 8 dienas žmonės renkasi ir meldžiasi prie tų. Meldžiasi už savo mirusius artimuosius, už tuos palaidotus tose kapinėse. Ir būtinai prideda dar tokį formulinį tokį sakinį, kad ir už tuos meldžiamės, už kuriuos nėra ką melstis. Nes buvo manoma, kad būtinai reikia melstis už tuos žmonės, už kuriuos nėra ką melstis, ir netgi užsakyti mišias vieną kartą bent metuose už tuos, už kuriuos nėra kam tų mišių paprašyti. Ir kapus tuos sutvarkydavo, jeigu ne tik savo kapus, bet ir šalia, kuris ten, jeigu netvarkingas, ar apleistas, ar žmonės išmirę, ar išvykę, tai būtinai patvarkydavo ir tą kapą, net jeigu nežino, kartais jau netgi kas ten palaidotas. Ir atsimenu mano tėvulis, kuris amžinatilsį Petras Zalanskas, kuris labai jau tų tradicijų laikėsi, tai būtinai sutvarkydavo tuos kapus, sakydavo, čia pipė palaidota, čia ankštutė, čia tokios senos pavargusios moteriškės, kurios būdavo kaimo išlaikytinės ir va, jų kapelių nieks neprižiūrėdavo, tai jis būtinai ten uždėdavo kažkokį tai ten žvakutės brangios būdavo. Ir kadangi jos buvo, kaip 3 kart pašventintos, pirmiausia pašventintos bitutės darbo, kada ten tą vašką pagamina, tada liedamas žmogus jau žvakę, tada dar bažnyčioje šventina. Ir va tokia trigubojo pašventinimo žvakė, jau jinai būdavo ypatinga, ją šventindavo per grabnyčias ir jinai buvo brangi ir būdavo taip, kad ant vieno kapo padegina žvakutę, tada nuneša ant kito kapo ir taip pereina visus kapus, kuriuos jau ten nori prisiminti ir pagerbti. Tai tos žvakutės jau vėlyvesnis toks reiškinys, o laužas yra jau labai seno. Buvo taip, kad aišku, kad seniau degindavo medinius kryžius, kada jie supūsta, arba ten kažkoks medis ar šaka jo išlūžta ir tada natūraliai to jau medžio kryžiaus bent jau neišmesdavo, kadangi tai yra visai jau toksai sakralinis objektas. Ir šventintas, ir prie jo melstasi buvo, ir jį tada sudegindavo. Dabar, kai tie kryžiai mediniai išnyko tai tiesiog atnešdavo ir būdavo, atsimenu, tais tarybiniais laikais, kada jau ir tų vėlinių dar nebuvo švenčiama, ir visų šventų šventė nebuvo oficialiai pripažinta, ir tie žmonės negalėdavo suvažiuoti, tai vietiniai susirinkdavo ir ką, atnešdavo tiesiog malkelių. Ir ta tradicija benutrūkstanti buvo palaikoma iniciatyva tų žmonių, kurie manė, kad tai yra svarbu, ir tai darė mano tėvulis ir dabar ir aš tą darau. Šiaip ugnis yra nuo seno be galo svarbi žmonių gyvenime. Netgi kai kas vadino lietuvius kaip ugnies garbintojus. Nes ugnis buvo kūrenama ištisai. Buvo tiesiog didžiulė nelaimė, jeigu namuose užgesdavo ugnis. Jagi paklodavo vakare su maldelėmis, gabėjo ugnelė užkurta, paklota, reiškia, kad jinai ten galėtų išbūti gyva, užgobta gobėkė, užžiebta žibėkė ir užkurdavo
tas žvakes, tai yra tą ugnį iš naujo per kažkokias didžiasias šventes. Tai vat būtent per Joninės, per Rasos šventę parsineždavo naują ugnį, paskui per Velykas parsineždavo jau tą šventą ugnį ir ją stengdavosi būtinai išsaugoti. Tai va ta ugnis per vėlinės, tai jinai turėjo didžiulę simbolinę prasme. Na ir jinai kažkaip tai tarsi pasąmonė išlieka iki šių laikų, kad kapuose turi žibėti žvakės. Gali tai ir sėtis ir su tuo pačiu senuoju papročiu deginti mirusius. Nes turbūt visiems yra žinomas tas Sovijaus mitas, kur yra ta legenda, kaip geriausia būti palaidotam. Tai iš tų 3 ar ten pakabinti medyje, kad sukapotų paukščiai, ar ten užkasti žemėje, ar galiausiai sudeginti. Ir Sovijus pabaigoje pasakė, kad tai pats geriausias būdas, nes jisai tarsi išeina tiesiai į dausas. Tai va čia irgi iš labai labai senų laikų ugnies simbolika. Oi, tu sūneli, puikus raiteli, kur nudėjai žirgelį, kur nudėjai žirgelį. Tėveli mano, senas mano, toj pusėj Nemunėlio, toj pusėj Nemunėlio. Yra daugelį kraštų simbolika anapusinio pasaulio. Atbulas, pavyzdžiui, veidrodžiai. Kai dar buvo gyva tradicija namuose šarvoti, tai visus veidrodžius uždengdavo, nes atsiveria vartai į anapusinį pasaulį. Ir gali išeiti ne tik mirusysis, va toks yra tikėjimas. Yra toks labai įdomus tikėjimas, jeigu tave iš nugaros kažkas šaukia vardu, nematomas, jokių būdų neatsiliepk, nes tave gali mirtis pašaukti. Arba jeigu eini atbulas, tai tu motinai grabą meruoji. Reiškia, gali nulemti gyvos mamos mirtį. Tai yra simbolika, kuri sieja su ta tema. Tai yra ryšys su anapusiniu pasauliu. Čia, tarp kitko, kas įdomu, kodėl visose panašaus, ypač klimato zonos šalyse, būdavo būtent šitas metas susietas su mirusiais. Nors tiesa, mūsų tradicijose mirusieji prisimenami buvo ir per kitas įvairias, ir per Velykas, net ir per Jonines būdavo. Bet tai pagrindinis metas buvo, tas ruduo. Tai ir tas tikėjimas, kad tai iš tikrųjų yra atsivėrimas. Labai suplonėja riba tarp anapusinio pasaulio ir šio pasaulio. Na, čia mes dabar labai materialistiškai gyvenam ir galim netikėti tokiais dalykais. Na, bet yra visokių, ten kvantinė fizika pradeda kažką bandyti aiškinti, kas yra tas anapusinis pasaulis ir kartais yra visiškai logiškai paaiškinami tiesiniai tikėjimai. Ir yra daugybė kitų tokių, visų pirma, žmonės šituo metu, kas buvo draudžiama. Draudžiama elgtis nepagarbiai. Draudžiama, pavyzdžiui, pilti pamazgas į lauką, nes šitaip gali užpilti vėliams akis. Tas pats ir su ugnim būdavo, kad tu negali pamazgų pilti į ugnę. Netgi va dabar, kai vyko čia net prieš porą dienų, buvau Pilkapiuose, mes kaip visada apeigas atlikom, ugnelės kūrenom, laužiuką užkūrėm. Tai tas įprotis minti kojomis negalima ugnies. Reikia atsivežti vandens, švaraus vandens, gražiai sužerti ir užkloti. Tai va tokių buvo draudimų, kurie tiesiog žmogų pratina
mąstyti apie anapusinį pasaulį, mąstyti kartu ir apie savo išėjimą ir kartu moko to pagarbaus bendravimo. Čia, tarp kitko, seniau ta pagarba vyresniem irgi yra su tuo susieta, kad tas, kuris išeina jau arti to išėjimo anapus, jisai turėtų pragyventi visą gyvenimą labai teisingai ir siekti, tobulėti ir įgyti tos išminties. Ir dėl to tie senoliai ir buvo gerbiami. Nes, visgi ir su krikščionybė yra tie tikėjimai susijęti, kad jeigu nuodėmingai gyvensi, tai reiškia paskui ir visokios kančios bus po mirties, ten į pragarą pateksi ir panašiai. Pagal tą senąjį tikėjimą, ką mes tikrai galime pastebėti iš tų senų užkalbėjimų, visokių pasakų, dainų ir visa kita, kad ten būta tikėta, kad ten yra nuėjimas anapus irgi priklausomai nuo to, kaip tu čia gyvenai. Jeigu blogai gyvenai, tai jau ten gali pasibaigti labai liūdnai, galų gale išpirkti reikės savo kažkokias tai kaltes, kol apsišvarinsi. Tam tikra skaistykla, pavyzdžiui, toks Jucevičius Adomas XIX amžiaus pirmoji pusėje rašė, kad tikėjo žmonės, kad jeigu blogą darė per visą gyvenimą, tai turės įsikūnyti į šikšnosparnį ir ten kažkiek net 100 metų išbūti tam pavidale, kol galų gale atvirs tikrų gerų žmogum. Tai vat, tokių yra tikėjimų. Tikėjimai, vienas dalykas tai yra paveldas mūsų, kitas dalykas tai reikia vis tiek pagarbiai. Būdavo, pavyzdžiui, sakoma, kad reikia labai kruopščiai uždaryti kapinių vartus. Ir ne be pagrindo, nes iš tikrųjų ir gali užeiti ten ožkos avys ar kas ten ir pagriaužti ten nugriaužti ten tuos kapus. Bet čia daugiau gal buvo gyviesiems apsauga, kad jie kažkaip ramiau jausdavosi, kad čia uždaryta, atskirta tarsi tas mirusiųjų pasaulis ir gyvųjų pasaulis. Juk aš dabar matau, kad labai dažnai žmonės lanko kapus. Ir netgi dabar tų yra žvakių, kur dega ten 48 valandas ir kelias paras. Ir čia kaip amžinoji ugnis ant kai kurių kapų dega nuo ryto iki vakaro. Ir nuo vakaro iki ryto. O seniau netgi būdavo toks posakis, kad kapinių vartai ne klono durys. Kasdien jų varstyti nereikia. Ir taip tą atskirdavo šiek tiek tą mirusių pasaulį nuo gyvųjų ir nors ir atskirdavo ir tvorom, kaip matom, ir akmeninėm, ir dabar čia ta tinklinė tokia tvora pas mus uždėta. Tai nėra ko painiot. Nors kapinaičių taip neišbrukdavo taip į pakraštį, jos, kaip mato, čia yra kaimo viduryje. Senovės žmogus ir jausdavo, kad tie mirusieji dalyvauja mūsų gyvenime, kad tie probočiai mūsų laimina mūsų derlių, arba atvirkščiai, jeigu jie nelaimins, nes kažkaip būdavo sulyginama tie protėviai mūsų ir grūdas yra laidomas į žemę ir kad jie kažkaip tai po žemę ten susisiekia kažkaip tai ir gali turėti įtakos derliui. Ir tai jų ir kartu ir pagarba, kartu atsargumas toks ir šiek tiek baimės ir taip atskirimas to pasaulio šiek tiek. Bet būna dienos, kada jie prisimenami ir kalendorinės tos šventės ir per Velykas, netgi Burašas aprašęs, kad iki 20 amžiaus 40 dešimtmečio dar būdavo maistai padedami per Velykas, margučiai, šalia avinėlis ten stovi ir reiškia, per kiekvieną šventas didžiausias prisimenami, bet jie turi savo vietą turėti ir erdvę savo. Ir apie tas klaidžiančias vėlės, apie tas, kad per vėlinės paleidžiamos į skaistyklos tos vėlės būdavo tikima ir kad jos eina tada į tas vietas, kur gyveno, kur griežčiau, į tos kapus, į tas bažnyčias ir ten Basanavičius daug labai prirašęs ir aš nuo tų
pasakojimų. Mano močiutė, bobulai labai mokėjo pasakoti ir gal irgi dėl tos va įtakos, kad čia tos kapinės, tai labai daug pasakodavo apie užkeiktas ten karalaitės, kaip jos mirdavo, kaip jos tada blaškydavos, kaip kenkdavo žmonėms ir mes vaikai šiurpdavom nuo tų pasakojimų, sustingdavom ir bijodavom išlysti į lauką tamsoj. Ir aš ten visko esu prisižiūrėjęs ir visokių baltų šešėlių einančių iš kapų ir ar čia mano vaizduotė, ar čia iš tikro tai buvo ir šuva ten lodavo vis žiūrėdamas į tuščius vartus, nors ten nieks neįeidavo, taip kad man tos vėlės yra daug šiurpo įvarusios vaikystėje. Dabar aš jau kažkaip ramiau gyvenu šalia tų kapų, nes jau pati arti to pasaulio ir geriau man jau. Iš tikrųjų, visų šventųjų diena seniau buvo ne lapkričio 1, tai buvo gegužės 13. Man regis netgi Amerikoje iki šiol yra išlikęs tas pagerbimas visų šventųjų gegužės mėnesį, bet vėliau, kadangi krikščionybė plito ir daugelį Europos šalių buvo būtent tas metas perėjimas iš spalio į lapkritį, kada jau viskas gamtoje apmiršta, susietas su mirusių minėjimais. Tai va ta visų šventųjų diena, tarp kitko čia labai įdomi istorija susieta ir su Helovinu. Jinai buvo perkelta. Visi šventieji, tai pati pirminė prasmė buvo, tai dažnai turėjo atskiri šventieji savo atskiras dienas. Ir čia va tie visi likusieji, kurie neturi savo atskirų dienų, tai va tokia pirminė prasmė visų šventųjų dienos, bet kada ją susiejo su mirusiu pagerbimu. Na, pavyzdžiui, Helovinas, tai čia pirminė šventė, tai yra keltų Samhainas, kur irgi tarp kitko buvo ir laužų kūrenimai, ir pagarba vėlėms, paliekama dovanos, vaišės įvairios, tokių bendrų dalykų. Yra daug siejamų netgi ir su mūsų vėlinėmis. Tai kai pasirodė keltų kraštuose jau krikščionybė, tai kažkur 7, maždaug 8 amžius, tai tos išvakarės buvo visi šventieji, tai Hello, ta šventė buvo, o Hello Eve išvakarės. Na ir ilgainiui sutrumpėjo iki Helovino. Tai ta istorija tik paskui pasikeitė, pats Helovinas labai stipriai, kai nukeliavo į Ameriką. Tai Helovinas labai pasikeitė. Jisai pasikeitė visų pirma, kai prasidėjo, kai atėjo krikščionybė ir vietoj Samhaino atsirado Helovinas, bet ten dar tęsiasi daug kas iš anksčiau. Ir tie visi laužai, ir ten tos aukos, dovanos mirusiems, ir tiesa buvo gyvūnų kaukomis, odomis persirengiama. Bet atsirado šventieji ir kiti dalykai, pavyzdžiui, paplotėliai dalinami elgetoms, kad pasimelstų jau čia su krikščioniškom tokiam intencijom. Bet kada emigrantai atsidūrė Amerikoje, emigrantų jaunimėlis, tiesą sakant, ten dar buvo netgi imtasi tokių priemonių, žaidimų aikštelė specialiai kūrė, kad jie nuo nusikalstamo to pasaulio biškį būtų apsaugoti. Tai tas jaunimėlis prigalvojo visokiausių tokių baisesnių kaukių, kad išgąsdint kitus. Na ir čia kaip tik tuo metu sutapo, kad pradėjo formuoti siaubo filmų industrija ir pasigavo. Ir dabar yra netgi keli pavidalai toj pačioje Amerikoje,
to Helovino. Tai yra tokie tarsi visai nekalti apsilankymai, pokštas arba saldainis, ten išvirto ta tradicija iš tų ankstesnių aplankymų ir palinkėjimų, ir kad ten tarsi ir mirusiems viskas būtų gerai, čia jau tų mirusių tarsi nebeliko, jokių linkėjimų jiems, tik tai susirinkimas tų duoklių, bet tai yra smagi jiems šventė. Bet komercinis visas tas pasaulis, Amerika uždirba milijardus iš Helovino. Ir tas importas eina labai plačiai. Europoje ne visos šalis pasiduoda. Žinau, kad prancūzai labai ilgai, italai, ispanai turi savo šventės. Jie turi sielų šviesos šventę, pavyzdžiui, kur eina į kapus ir ten neša dovanas. Ir aišku, parduotuvėse ir pas juos yra, ir paradai atsiranda kažkur tai. Dabar kaip Lietuvoje atėjo tas Helovinas, jisai atėjo būtent tą šiurpą akcentuojantį tarsi šventę. Ir netgi nerado kito atitikmens mūsų lietuvių kalbos komisija. Tik tai kaip šiurpnaktis, vaiduoklių šventė, šmėklinės, tai reiškia būtent gąsdinimo tą prasme pabrėžiant. Ir, na tai jau tiesą sakant, peržengia ribas. Kai viskas virsta į žaidimą, tai aš net pastebiu, kad keičiasi požiūris ir į mirtį. Ta mirtis tampa siaubu. Ir tada kaip eiti į kapus, aplankyti savo artimųjų, jau kai tas vaikas turi tokį suformuotą kitokį įvaizdį tos mirties. Auga keimėda gėlelės, auga keimėda gėlelės, keime keimėlė, tėta šedavarėlė, keime keimėlė, tėta šedavarė, emėri mona motinėlė, emėri mona sena galvėlė, palikau vėjinas ratėlė. Vėlinių šventė, jinai svarbi vienas dalykas asmeniškai, bandant suprasti savo visą tą gyvenimą ir kad nebijoti mirties. Perimant galų gale tą iš protėvių paveldėtą požiūrį, galų gale tai yra pagarba. Ir tai ta vėlinių šventė dar kas yra, tai ko aš nepasakiau, tai ne tik tai pagerbimas ten savo išėjusių, bet tai yra susibūrimas gyvųjų, giminių susibūrimai, kas tarp kitko irgi labai dingsta, tie ryšiai trukinėja, mes gal dar šeimoje kažkiek labiau palaikom ryšius, bet savo giminių platesnio rato beveik nepažįstam, kas iš tikrųjų yra tokia dar išlikusi kai kur tradicija, kad visi susirenka kartu ir tada jie kartu pasibūna. Netgi, sakyčiau, tai padeda jaustis stipresniems, netokiems vienišiems. Galų gale net ir mintimis, kada jau jautiesi visiškai vienišas, bet gali paprašyti, bet kaip ypač vaikams, jeigu miršta. Bet yra tų našlaičių, dabar iš Ukrainos mes turim daug tų vaikų visokių. Tai tas, aš mačiau labai gražius vaizdus, kaip jie nueina aplanko savo žuvusi tėvą jo kapą. Ir jie apsikabina, ir jie pasakoja, ir tai žaisliukus rodo, ir visa kita. Tai yra netgi vėlinės padeda ir kviesiems, kad jie, na tokia, kaip čia, sugrąžinimas, integracija į tą gyvenimą vėl pilnavertį. Anot Vinco Mykolaičio Putino apie tą amžiną pilį ant kalno
į pilį tą bendrais takais ir aš keliauju su visais, tik nežinau nei aš, nei jie, kuriam pirmam teks tart sudie. Šiaip jau per laidotuvės mes lyg ir įpratę tarėme sudie, bet per kiekvieną visų šventų vėlinių metą mes vėl pasimatome ir tada galbūt iki kito meto, iki kitų vėlinių visų šventųjų, iki kitų ilgių. Dabar, aišku, išmirė mano visos sesės, visi broliai, aš likau paskutinė, vienintelė, jauniausia buvau šeimoje. Ir man tokia atsakomybė, ir man taip ir graudu truputėlį, kad jau nieks neatvažiuoja. Tetos, dėdės, aišku, irgi visos išmirusios. Pusseserės, pusbroliai kažkur jau turi antras pusės ir irgi ten važinėja. Atvažiuoja čia dar vienas kitas pusbrolis, žiūriu, kartais net ir neužeina jau į namus, tik tai žiūriu palikta žvakelė uždegta. Tai va taip, labai kapų nepuošiam, labai santūriai. Aš kažkaip nenoriu šiukšlinti labai tos Lietuvos ir tų žvakių ypatingai daug nedegam. Tik tai kaip senovės papročių aš stengiuosi, kad tos žvakės būtų pašventintos bažnyčioje. Ir mano sesė dar kai buvo gyva, jinai šiemet palaidota, vyriausioji mano sesuo, tai jinai per grabnyčias pašventindavo labai, tuziną tų žvakių, tokių parafininių, nes vaškinės brangios. Ir čia prikaišė į tuos kapelius, kad ir dar išvažiuodama paprašo brolienės, kuri čia gyvena, kad tu jau per visą tą oktavą tas žvakės degink. Dabar jau sesės nebėra, man reikia perimti tą visą reikalą.